Man nepatinka, kai bamperis stovi dabartiniai būkliai. Nes aš kažkaip tai žiūriu, šitas tarpas ir šitas tarpas skirtingi. Ar čia šitas ausis reikia? Reguliuojasi jos ar ne? Reguliuojasi, okei. Gerai. Pareguliuosim. Pasuksim. Gerai, taip. Ai, ne, va, spyną praleidau. Reikia vėl atsukinėti, aš visą laiką. Kaip visą laiką. Truselis ten į apačią turi nueiti. Gerai groja. Šlikučių subersim. Nepamenu, kiek eina į... Pasižiūrėdžinai ir leidžia, kur nors. Pradės visur tekėti. Prie tikslo. Kas čia dabar? Kas tau dabar? Pakyla pati mašina. Ai, tu nori pasakyti, jisai įgavo svorę ir pagalvoja, kad aš jums piršimui stoviu. Nu va. Ir pritrūkom skysčio. Pritrūkom. Žbintus dedam. Įsijungsim, pasižiūrėsim, šviečia, nešviečia. Tikriausiai nešviečia, gal ir šviečia. Žiūrėsim. Aš vieno dalyko nepadariau. Aš nesužiūrėjau, bet dabar pasižiūrėjau. Gerai. Aš nesužiūrėjau, ar viską padariau teisingai, ar viską gerai. Bet aš matau, kad čia viskas labai gerai ir labai teisingai. Nu. Žiūrim. Va. Palauk. Taiko. Čia. Opa. O. Įgaunam. Čia ne šitie varžtai, ne šitie. Čia tik tai prisisuko, kad neiškristų žibintus. O. Kaip jau. Gražu, ne? Man irgi gražu. Ledas visur viskas. Gerai. Gerai šitas limited atrodo, ne? Antrą lepą. Dešinę pusę. Į dešinę pusę. Aš čia vaikštau kaip ant ašmenų. Gerai, tai čia susireguliuos tie tarpai. Einam pasižiūrėsim, ar šviečia visi posūkiai, viskas, nes būna tokių atvejų, kad tai tas neveikia, tai anas neveikia. Tai pirmas dalykas. Ne, tiksliau, gabaritė. Gabaritė. Dega. Vienodai. Vienodai. Abidvi dega. Abidvi dega. Ilgos dega. Ta pusė mirksi. Ha! Nebūčiau aš, ne?
Viskas gerai. Gut. Atvažiuoja stiklą pakeisti. Labai gerai stiklą pakeisti. Aš kaip kelis kartus esu minėjęs, kad stiklo pakeitimas man taip palengvina mašinos valymą, kai nereikia jo iš vidaus valyti. Nežinau, man kažkokia anomalija iš vidaus valyti tą stiklą. O čia bus švaru, gražu, tvarkinga. Jie čia tilps, netilps, turbūt. Gerai. Dabar žibintai yra. Kapotą pridarom. Faras yra. Šitą praimam, nes jie greičiausiai gali užlipti ant jų. Įgauna jau tą formą, viskas kaip turi būti, ne? Čia dar tas užsidės. Nu, gražu, reikės padirbėti biškį su tarpais. Šitie man nepatinka. Reikia sutvarkyti, kad gerai atsistotų. Tas gerai neįsistatė viršutinis plastikas. O visa kita čia susirinko labai gerai. Liko mums bumperį surinkti. Iš principo dar grotas galima uždėti ir sureguliuoti visą priekį. Tai, bet, aš manau, apibendrinam. Tai krenta iš rankų. Negaliu, pirštas pažįstas, neišlaikau rakto. Bet gerai aš jį pjoviau. Mes turim dabar tą patį ketvirtadienį ir jau pakankamai normaliai darbų padaryta. Tai teoriškai galiu pasakyti, kad aš per kitą savaitę jį tikrai padarysiu ir tikrai išvažiuosiu. Tai reiškia, kaip savo buvau uždavęs užduotį per 2 savaitės surinkti, išvalyti, padaryti. Ne, išvalyti nespėsiu išvalyti, nes man valymas ilgai užtrunka. Gal kas turit parekomenduoti, kas gerai daro cheminius, kad po tokių visų dažymų viską gal parašykit man į komentarus. Parekomenduokit tikrai, kas visus tarpelius, visur viską, ten visokių ten yra odos, atnaujinimai dar kažkas, tai tiesą sakant, aš nelabai įsigilinęs, tai gal galit parašyti man į komentarus ir parekomenduoti, kas tikrai gali padaryti gerą cheminį valymą salono, kad atsinaujintų ir plastikai, ir panašiai visi. Tai būsiu labai dėkingas. O dabar tiek, atvažiuoja pakeisti priekinį stiklą ir eisiu aš toliau, veidrodėlį reikia sudėti ir suklijuosiu papildomą garso izoliaciją, kuri jau atvažiavo. Tai valio, super, viskas kol kas eina pagal planą. Turiu klientą, kuriam reikia surasti Tesla Model Y mašiną. Ir čia radau vieną variantą, tokį, kuris mane labai traukia, patraukliai atrodo, 23 metų, nubrauktų visų šonų. Bet vienas dalykas, kas nepatinka, kad nerodo ridos, kiek yra 0 rašosi. Tai yra toks tinklapis Carbid Helperis, kur galima pasitikrinti pagal VIN numerį arba pagal lotą, kokia preliminariai gali būti rida ir kada paskutinį kartą buvo registruota. Tai aš atsidariau, pasižiūriu visą istoriją, apie ją gali pamatyti, ar tinkami dokumentai registracijai Lietuvoje ir panašiai, įsitraukti apie ją informaciją, tą, ką mes dabar ir darom, formuojant dabar mums Carfaxą, pamatysim, kada buvo paskutinį kartą registruota. Tai pagal Carfaxą matom, kad 32 700, vienas savininkas, vieną kartą buvo mušta. Tai variantas, manau, tikrai yra geras, vertas dėmesio. Tai lygiai tą patį jūs galite pasitikrinti visi per Carbid Helperį apie automobilį, kurio ieškote, tiek istoriją, kiek kartų buvo pardavinėtas, ar tinkami dokumentai, ar nėra kažkokių tai, kaip vadinama liaudė, lėlė ir panašiai. Tai visą tai galite padaryti Carbid Helper ir pasinaudoti mano nuolaidos kodu U11 ir gauti 10% nuolaidą. Atvažiavo stiklų keist. Man žinai, kas geriausia, kai stiklus pakeičia? Valyti nereikia iš vidaus. Geriausias dalykas. Bet buvo vietoje, ne? Nemoku, bliau. Populiari mašina. Uždedu stikliukus, kad veidrodėlį surinksiu, kad nesėdėt be darbo.
Man reikia varžtelių, nerandu 2 mikrodinių mažyčių. Jo, matau, kad čia klijuota jau buvo, taip ne kukliai. Tas bantelis, Pritrūkom, radom, užpylėm, prisipažinsiu dar vieną dalyką į kameras Gintui girdint, kad lipiau į 2 aukštą antifrizo, nežinau kaip užkliuvo vienas tavo sertifikatas nukrito, sudūžo remelis, tai šitiem padėjau sudėjęs. Jeigu iš tikrųjų tai va, stiklas įklijuotas, prisipildau kondiškę, pasitikrinu ar viskas tvarkoj, skysčio niekur neleidžia. Ir šiam kartui tiek. Šiandien yra antradienis ir man beliko su Ramu surinkti bamperį. Labai daug čia visokių varžtelių visko yra, bet surinksim. Uždedu bamperį, uždedu posparnius, arkas priekį. Rytoj turėčiau užvažiuoti jau į trasą su juo, išbandyti prasivažiuoti, bet aš dabar pats galvoju dabar, ar viską taip gale, viskas surinkta. Priekį salonė viskas surinkta. Ne priekį, salonė surinkta viskas. Iš priekio liko mums surinkti, tik tai kaip ir minėjau, bamperis, posparniai, arkos ir viskas, grotos visos sudėta, žibintai sudėta, viskas sureguliuota. Garso izoliaciją padariau. Gal yra kam klausimų, kam ta garso izoliacija, ne? Tai ne tai, kad garso izoliacija, bet kad nebūtų uždarant durų tokio skardos garso. O jos dabar užsidaro taip dūst. Nu, man patinka taip gražiau skamba, kaip užsidaro durys, o ne taip, kad kaip skardos, nes labai didelis plotas ir duoti skardos garsą tokį. Tai susidėjau dėl to, kad tam būtų, ne dėl to, kad triukšmo būtų, nes jame taip triukšmo nėra. Jis važiuoja, nežinau net su ko palyginti, tikrai komfortiškai, tikrai žiauriai gerai, sulyginčiau net su Mersu. S klasės, kaip jisai važiuoja minkštai. Ir patogiai, ir gerai. Netgi gal man asmeniškai net ir geriau. Bet čia mano asmeninė nuomonė. Tai varau, susirinksiu iki galo bamperį, nes čia labai daug visokių dalykų. Plastikėlių, varžtelių, varžtukų ir taip toliau. Ir aš manau, kaip aš buvau sakęs savo, kad kodėl čia taip atsitiko, lūžo raktas. Kaip ir sakiau, kad savo daviau 2 savaitės, kad išvažiuosiu su juo, tai išvažiuosiu. Tikrai išvažiuosiu. Ir jeigu neiškris man kažkokių tai siurprizų su juo išvažiavus, nes būna tokių atvejų, atrodo viskas gerai, išvažiuoja į trasą ir žiūri, tai tas blogai, tas blogai, tas blogai yra. Ir vėl stringi kokiai savaitėjai. Ai, dar žinai, ką prisiminiau, reikia slenkščiai dar reikės užsidėti. Čiagi sulaužyti buvo slenkščiai, va, stovi elektriniai. Reikės uždėti. Na. Bet jie ten lengvai. Turėtų lengvai. Nes dažniausiai būna, kai nusiteikia, kad bus lengvai, viskas 1-2, tai būna atvirkščiai. Labai daug
veiklos yra. Gerai, šitą mes nusiemam. Pasižiūrim čia gerai. Ai, vėl prisikabinau. Gerai. Ok, šitą kas pasirinkėm čia. Čia bus ant pačio galo. Ir vėl būčiau užsidėjęs. Šitas irgi ant pačio galo. Tai čia viskas ant pačio galo. Tas ant pačio galo, tas ant pačio galo. Rankas pačioj pradžioj. Važiuodamas dabar pagalvojau, kad pas mane dabar du ramai. Vieną tą pasibaiginėjau jau paskutinės detalės pasiėmiau ir yra pas mane baltas ramas. Ir pagalvojau, kad ašgi galiu įdėti į autoa.lt aukcioną. Ten nemokamai galima įdėti skelbimą ir laukti, kol pasiūlys tau didžiausią kainą. Ir jeigu tau kaina tinka, kurią tau pasiūlė, tu gali atiduoti automobilį. Tiesiog laukti, kol atvažiuosi jo pasiimti. Jeigu netenkina kaina, kurią tau pasiūlė, tiesiog neatiduodi ir tiek. Tai pagalvojau, kad aš jį įdėsiu į autoa.lt. Ta gali padaryti ir jūs, sukurti nemokamą skelbimą ir laukti, kol bus pasiūlyta didžiausia kaina. O kai tai vyksta, tiesiog sėdi, laukti skambučio, kada atvažiuoja ir pasiima automobilį. Be jokių skambučių, be jokių apžiūrų, važinėjimų, rodymų ir panašiai. Tiesiog atvažiuoja, pasiima ir išvažiuoja. Tai eikite į autoa, jeigu turit kažką parduoti. Ir beje, ne tik tai automobilį, galima valstybinius numerius, žemės ūkio techniką, bet ką galima ten pardavinėti. Tai pasinaudokit šią paslaugą ir eikite į autoa.lt ir parduokit tai, ko jums šiandien dienai nereikia. Buvo komentaras, klausė žmogus, nuo ko, kas ir kaip prasidėjo. Aš vis turiu pamodifikuoti biškutį. Ar kažką tai dariau, ar dirbau. Realiai man regis, aš pirmoje ar antroje serijoje buvau papasakojęs šiek tiek trumpai, nuo ko viskas prasidėjo. O prasidėjo paprastai. Taip, aš dirbau kitą darbą ir turėjau darbą inžinierinės sistemom dirbau ir kažkada man geras draugas, su kuriuo dabar dirbam, paskambino, sako, kažkaip išsikalbėjom, sako, tu nenori nusipirkti mašinos. Aš kažkaip kalbėjau, užsiminęs buvo apie, kad noriu X5, dar tada buvo E70. Ir jis sako, tai kodėl, davai pirk iš Amerikos, va, čia, žinai, padėsiu ten visą kitą. Kažkaip man visą gyvenimą buvo tas iš Amerikos, taip, kaip daugumai čia, kad nesąmonė, ten dar kažkas, tai, okei, sakau, gerai, ten padarėm statymus, viskas, žinai, bam, laimėjau. Didė, ką, gerai, aš prasivariau, sakau, gerai, čia neturiu nei garažo, nei nieko, galvoju, kur čia man jį susiremontuoti. Skambinau draugui, Pauliui, sakau, pasižinau, kad buvo garažas, sakau, ar tu gali mane priimti ten, susiremontuosiu iš mašiną, viskas. Sakau, okei, jo, no problem. Ir aš nuvažiavau pas jį. Po biškį, nelabai smarkiai buvo gavęs, ten jokių kebulinių nebuvo, realiai tik tai sparnas nuimti, ten laikikliai, žibintus pasikeis, susidėti, viską pasidariau ten. Šiek tiek žinojau tą visą struktūrą, viskas apie mašinas, tai pasidariau, viskas, okei, sakau, įdėsiu skelbimą, aš nežinau, gal per savaitę, bam, parsidėvė, žinai, okei, gerai, galvoju, liko. Skambinu aš tam draugui, sakau, žiūrėk, į Ameriką, sakau, Tomai, liko, viskas gerai, parsidavė, žinai, dar ir liko pinigų, sako, tai davai, dar kažką tai pirk. Ir taip, su jo pagalba, su jo pastumėjimu, su jo Tomo, su paskatinimu ir panašiai, tai taip ir pradėjo. Paskui iš pradžių buvo vien tik tai BMW. Tai dar vieną nusipirkau trečiuką, tai vėl pas tą draugą Paulių pasidariau.
Aišku, ten toks darimas buvo, dalį laukia darai, krapštaisi, dalį taip, ne savo vieta, ne savo įrankiai, ten kažkokią turėjau, įrankių dėžutę, ten viskas. Sekančią mašiną jau, kai jau tą pardaviau vėl trečiuką ir beje pardaviau tam pačiam žmogui, kuris nupirko iš manęs ir su kuriuo dabar iki šiol bendraujam ir partneriais tapė ir Vokietijoje, tai jisai iš Vokietijos, tai ir tą X5 jisai nupirko, tada trečiukas buvo, jisai irgi nupirko, tada dar vienas buvo ketvirtukas ir jau tada sakau, kad reikia man kažką tai galvotis. Radau skelbimus, įsinuomau mažą garažiuką, vienai mašinai buvom įlipi, įvažiuoji ir, duris pilnai negalėjau tai daryti. Ką galvoju, vis tiek gerai, nelyja, netoli namų, nelyja ant galvos, viskas gerai. Ir taip ir pradėjau, aš ten vieną, kitą, trečią ir taip toliau, bet visa veikla būdavo taip, kad aš dirbu normalų darbą iki 5 ar ten 6, važiuoju į garažą ir ten iki 11-12 vakaro nakties, nežinau kaip čia vidurnakčio pasakyti, dirbi, grįžti namo, pamiegi vėl 8 į darbą ir taip variau ir kažkaip buvo momentas, kaip sunkiai pradėjo tie BMW, vien tik tai trečiukus, ketvirtukus varydavo F klasės ir panašiai, ten vienas kitas buvo ten F15 ir panašiai. Tai ir paskiau man tas kolega iš Vokietijos sako, kodėl tu Dodge'ų nevarai? Sakau, ką žinau, tie Dodge'ai tokie man, nežinau, nei aš čiupinėjęs, nei aš ką. Sako, pabandykis, normaliai perka, gerai, viskas su jom vyksta. Ir pabandžiau vieną. Nupirkau, nelabai muštas buvo, nesmarkiai ten muštas buvo, viskas pasidarė. Aš taip nesuprantu, lyginant pačių tų surinkimą BMW, sakykime, ar ten su Dodge'u, tai skiriasi. Šitas Dodge daug lengviau ir man tas klausimas iškilo, tai jeigu šitas gerai važiuoja, gerai prasiduoda, jų daugiau yra nupirkti, nes realiai aš visą laiką pirkdavau ne mažesnį kaip tą 3.5 varikliu, NP5 varikliu. Tai, ir pradėjau taip, vienas Dodge'as, antras Dodge'as, žiūriu, viskas labai gerai ir kažkaip, nežinau, atsirado tas potraukis tiem Dodge'am, visą kitą ir taip įsivažiavau, po to jau nebetilpau į tą garažą, pasitaikė puikia proga tokį garažą turėti, tai ir taip ir pradėjau viskas, o dabar tai principė gavosi taip, kad nuo ryto iki vakaro tik tai šitam su mašinom, tik tai vien užsiiminėjau ir darau, tai tokia ir istorija, tai ir sakykim taip, esu labai dėkingas, nuo vaikystės turėjau potraukį technikai, mašinom, ten dar tik į mokyklą pradėjęs, motoriniai dviračiai, mopedai, motociklai ir panašiai buvo prasidėję. Aš viską pats ten tuos variklius tvarkydavau, nežinau, turėjau tą tokį potraukį ir, taip įsivažiavau, daug pasidomėjau, pasiskaičiau, pasižiūrėjau, visgi internetas, Google'as, viskas yra, tai ir taip susirinkau tą visą informaciją. Taip ir prasidėjo visa mano ta istorija. Aš nepavadinčiau čia kažkokia super duper karjera, ten kaip dauguma sako, aš ten pradėjau nuo to ir ten mažai pamažu. Ne, labai daug pagalbos, žiauriai labai daug pagalbos davė, kuriam esu labai dėkingas, tai Tomui, nes iš principo, jeigu ne jisai, tai ką dabar turiu, tai ką dabar darau su mašinom ir panašiai, tai turbūt arti to nebūtų buvę, nes jis daug labai davė tam startui, visam kitam, tai ačiū tau, Tomai. Ir dabar tai turiu, ką turiu, tai darbas ir dar kartą darbas. Bet aš neišpūščiau to burbulo, kad ten čia kažkas tai wow. Nėra, aš manau, kad kiekvienas gali tą patį daryti, ką ir aš darau čia. Tai tiesiog reikia noro, pasidomėti šiek tiek ir kažkiek rankos turi augti iš ten, kur turi augti. Tai daugiau čia kažkokių stebuklų ar kažko tai nėra. Tai lygiai tie patys žmonės sukūrė tas mašinas, lygiai tie patys kažkokie yra aparatai, kurie ten išlanksto metalus padaro, tai okei, gerai, bet tai ir ašgi
neišlankstau pats tų lonžeronų, nepadarau iš skardos durų, nu, tai perki kitą įdedi tą vietą, kur turi stovėti ir viskas. Tai čia aš manau, kad čia nereikia susireikšminti, kad kažkas tai čia, wow, super, čia žmogus, kad čia ten kažką tai kažkiek supratimo turi, tai kaip ir sakau čia. Kiekvienas žmogus gali padaryti tą patį, tik tai reikia noro ir įdėti šiek tiek pastangų ir viskas, to ir užtenka. Ir nemanau, kad čia kažkoksai tai raketų mokslas yra. Ne, čia viskas labai paprasta. Tai va tokia mano tai ir istorija yra, nuo ko aš pradėjau. Tai kad neatrašyti didelio komentaro, tai nusprendžiau papasakoti seriją tam žmogui, kad suprastų. Tai va, gerai, aš jau užsikalbėjau, reikia varyti, surinkinėti, o tai šiandien antradienis, rytoj turiu išvažiuoti, prasivažiuoti ir panašiai. Ir dabar, kai kalbu labai daug, aš neatsimenu, kur aš einu, į tą pusę, o ko einu, nežinau. Gerai, einam, surinkinėsim toliau. Bandau suprasti, kaip dedasi šitas, kodėl ten tos skylės yra. Nu taip, va, yra čia ir jisai ten tipo įsistato krypiančioji. Lygiai turbūt kaip ir čia turėtų būti kažkokia tai vilneva. Va, taip. Čia ir čia, va, atsigula dabar gražiai. Dar čia reikia biškį pašlifuoti ir aš dabar tikrai matau, kad jisai dabar atsiguls labai gražiai. Va. Čirkšt. Jisai klyjuos. Šitų nebuvo pas mane. Kodėl aš juos dedu tada, aš nesuprantu. Ar tikrai jie turi būti? Va! Va taip! Va! Radau! You can do this, man! Taip, galagenas. O, kaip norėjau pasibaigti šiandien. Nepavyks, nes pasirodo halogenų laikikliai netokie atvažiavę. Čia vat yra problema, kad iškart nesusižiūrėjau visko, kas kaip ir kur. Aišku, neturėjau galimybės, mašinos nebuvo pas mane. Bet... Ne, nu va, nėra laikiklių. O be to laikiklio negaliu uždėti. Čia negaliu dėti to balkio. Negaliu susukti ir gaunasi, kad va, visą dieną, va taip va, dėl va tokių dalykų, kad netitinka laikikliai halogenų. Nu nieko, ką aš galiu uždėti, tai šitą sijonėlį. Realiai ir viskas, nu daugiau nieko aš negaliu uždėti. Nu susirinksiu varžtus, kad nereikėtų rytoj ieškoti labai daug varžtų. Nu, gaila, visą dieną va taip va ir neturiu ką toliau daryti. O, einu slenkščius pasikeisiu. Tem, gerai, teisingai. Ačiū Gintai, kad tu mane įvedi į doros kelią. Nu, neleidi pasiklysti, man. Va. Žiūrėk, pirmą atėjau, ieškojau 7 galvutės. Žiūrinėjau, nėra, sakau, kur jinai galėjo dingt, dabar ateinu yra. 100% jos turi kojas šitas galvutės. Ką vežam, gražinsim šitos, pasimsim. Rytoj bus atvažiavę kiti, tai kitus. Bet kaip erzina tokia situacija, atrodo jau viskas, va, galvojau, sumėsiu, bamperį uždedu, viskas gražu, susireguliuoja, užsidedė, viskas, done, ne. Dabar turiu vėl reikalų prisidaręs. Odžio, please. O, čia žiūrėk, geras dalykas dabar bus, ne, kai limited pakaba kilnojasi, taip susikelsiu, palysiu po mašiną, praktiškai stovint vaikščiant. Kažkaip galvojau, kad bus sudėtingiau, bet ne. Oras visiškai nepatinka man šaltas. Laukiu rytojaus. Super. Paskutinius patepimus darom ramai. Ką aš daugiau galėčiau jums papasakoti?
nieko.